Sveiki visi, čia Bakugan LTL ir šiame video filmuke aš jums pristatysiu dar vieną savo naują Bakuganą, tai Aquas Dual Elfen. Aquas Dual Elfen tai yra kaip ir evoliucionavus Elfen, tik štai per filmuką evoliucionavus Elfen atrodo truputį kitaip ir jos pavadinimas, jos vardas yra Minx Elfen, o žaidimo, kaip čia pasakius, žaidimo stiliumi galima vadinti Elfen, evoliucionavus Elfen yra Dual Elfen arba Dual Elfen Revolution. Tai paprasta evoliucija tai būtų Dual Elfen, tai kurią matote štai čia, arba Special Attack versija, tai Dual Elfen Revolution. Tai yra požymį ir galia tuo pačiu metu keičiantis Bakuganas. Pakol kas yra toks tik vienintelis, bet turbūt ateityje bus ir daugiau. Tai Dual Elfen yra evoliucionavus Elfen ir išties atrodo panašiai į Elfen. Turbūt daugiausia to panašumo duoda tai, kad tai yra žmogus su varlės galva ant galvos ir, aišku, plauk. Ir šitos visos varliškos rankos, tai viduje esančios visos varliškos rankos, tai čia greičiausiai bus kojos, o ne rankos bus štai čia prie varlės akių. Ir štai čia viduje, visai viduje, štai čia, matyt dvi akys žalios, oranžiniam fone, viskai violetini dantys maži, kurie yra truputį, čia pasakius, baisus, tokie smailus ir riesti. Skaičiai čia nedidelė nosis, viduje ant varlės galvos lyg ir kažkoks kristalas ar kas bebūtų. Akys varlės taipogi nuspalvintos raudonai ir skirtingai nuo paprastos Elfen, akys yra truputį šokusios, jos yra statmenos, o Elfen yra golščios, to aš jums parodysiu. Štai. Paprastos Elfen akys yra golščios, o golščios, štai, žiūri viršų, o Dual Elfen yra statmenos ir žiūri į šoną, o čia žiūri į viršų. Tai taip pat skiriasi ir akys, kaip mato, čia yra lašo formos akys, o štai čia yra net nežinau, ovalų su dviem smailiais kampais formos. Paskui čia dantys apima visą galvą, o čia dantys tik tai priekinę kaktą. Tiesą sakant, netgi iš pirmo žvilgsnio galbūt atrodytų, kaip plaukai ten būtų. Nu ir dar skiriasi tai, kad čia rankos į šonuose, kaip žinot, paprasto Elfen, o Dual Elfen rankos yra prie varlės galvos, o kojos yra štai čia ir jos neatsidaro nei rankinių, nei automatiškai. Plaukai taipogi atsidaro atskirai, štai Elfen plaukai, čia Dual Elfen plaukai. Galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodytų kaip dvi uodegos, bet taip nėra, čia yra plaukai. Uodega yra štai čia, išties ir ganėtinai kieta, ilga labai. Ir kas turbūt įdomiausia, tai kad Dual Elfen yra vienas iš nedaugelio Bakuganų, kuris visiškai pilnai atsidaro ir nereikia nieko daryti rankiniu būdu. Tai yra išties kieta ir, man bent jau tai yra ir kieta ir smagu, kadangi nereikia jų nuiminėti ir panašiai yra atidarinėti. Gale randasi štai čia ir šiuo metu mano Dual Elfen turi 600G. Tai nėra labai daug, bet ir nelabai mažai. Tai pakankamas žaidimui kiekis. Ir Dual Elfen tai sugebėtų daryti ir kiekvienas. Pirmą, tai uždarom šitus plaukus, garbanas, štai taip, prilaikom garbanas, prilaikom jas ir uždarom uodegą. Štai ir viskas. Ir uždaryta. Uždaryta Dual Elfen irgi atrodo neblogai. Štai čia yra kažkokia varlės galva, iš viršaus yra pačios pukarūna. Skaičiai visokie kiti į visokių karališką stilių primenantys ornamentai.
šaunų vėlgi karūnos, visokie mėnuliai, pusmėnuliai. Apačioj, kaip ir paprastos elfino apačioj yra dryžiai, kurie ir ganėtinai panašus. Nu ir simbolis tai yra viršuje, truputį į apačią viršus, bet truputį į apačią, į anapusę. Iš priekio žiūrintis nelabai matosi, bet veikiau tą papanas. Tai tiek apie Dual Elfen. Ir netrukus susitiksime kitame video filmu.